Sveiki visi, merginos, vaikinai. Šiandien pažiūrėsim jo jausmus, jo mintis arba jos. Ką jis galvoja, ką jaučia, koks tai žmogus. Pažiūrėkit, pagalvokit, įsivaizduokit, pažiūrėkit į jo nuotrauką, prisiminkit ją. Pažiūrėkit. Kardų karalius, šaltas vyras, kuris gyvena protu, ne jausmais. Jis yra protingas, gan griežtas, emociškai atsiribojęs. Ir toksai vyras ne visada atvirai rodo savo emocijas. Ir nėra linkęs į romantiką, galvoja daugiau nei jaučia. Ir tai gali sukurti atstumą tarp jūsų, nes jis slepia tas savo emocijas, uždaras, šaltas ir gali manipuliuoti žodžiais. Vyras ledas. Pažiūrėkim, ką jis galvoja. Ką jis apie jūs galvoja. Magas. Oi, manipuliuoja, nori kontroliuoti viską. Savo mintyse jis jaučia, kad nuo jo daug kas priklauso, jis turi jėgų paveikti šitą situaciją, jūsų situaciją. Jis viską nori laikyti savo rankose. Ir saikingumas, bet jis neskuba. Neskuba veikti, jis galvoja apie tai, bet ir galvoja savo mintyse, kad jis nori kažkokios pusiausvyros, ieško aukso viduriuko. Jis nenori skubėti, nenori greitai veikti, jis apgalvoja savo žingsnius, kaip jis veiks. Ir labai daug apie tai galvoja. Jis nori bendrauti, bet ir nori išlaikyti tarp jūsų pusiausvyrą. Kaip teisingai veikti, taip jis galvoja. Neskubėdamas, nenori sugriauti tarp jūsų kažkokios pusiausvyros, nenori persistengti. Pažiūrim, ką jis jaučia. Taip. 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 Nu ką, čia yra iliuzijų korta, svajonių korta. Jis daug ką įsivaizduoja, fantazuoja apie jūs, negali niekaip apsispręsti. Ir jis veikiamas savo iliuzijų, savo traškimų. Todėl aiškiai nesupranta, ką tiksliai jaučia. Ir čia lazdų dvejetas. Čia jis yra kaip ant sprendimo slenksčio, kaip judėti į priekį. Ar žengs žingsnį jūsų link, ar ne. Bet jis įsitraukęs į tą situaciją. Bet čia yra daugiau minčių nei jausmų. O čia lazdų tuzas, tai žinokit, čia yra stiprus aistros troškimo impulsas. Ir jis tikrai galvoja apie seksą, jis turi seksualinį susidomėjimą, jis nori užkariauti, nori veikti. Nu ir va, fantazuoja apie ką? Apie lovą. Apie seksą. Va, pažiūrėsim. Matot kaip? Čia yra tokie svyravimai. Nuo fantazijų iki apmąstymų. Ir tuo pačiu metu yra stiprus noras, aistra dega viduj. Ir matot kaip, jis nežino, kaip prieiti prie jūsų, ką daryti. Kol kas čia daugiau aistros ir fantazijos, nei tikro gilumo, kažkokio stabilumo. Bet susidomėjimas tikrai yra. Ir jis yra ryškus. Pažiūrėkim. Ką pataria kortos jums daryti šitoj situacijoj? Taip. Nu ką, kardų septynetas. Neskubėk,
atskleisti savo kažkokius jausmus, jeigu turit, emocijas savyje. Elkitės gudriai, laikykit savo norus paslaptyje. O čia nedarykit staigių žingsnių link jo. Dabar tikrai nelaikas tokiems sprendimams. Ir kur monetų septynintas, tikrai duokit situaciją laiko. Neskubėkit. Jūsų pastangos duos vaisių, bet biški vėliau. Tai reikia elgtis protingai ir atsargiai. Neparodykit visų savo ketinimų iš karto. Nereikia išversti savo sielos į išorę ar reikalauti šio greitų žingsnių. Geriau stebėti, analizuoti, elgtis švelniai ir lankščiai. Situacija vystosi lėtai ir nereikėtų jos skubinti. Reikia duoti santykiams laiko.